Nuo sienų paruošimo skystiem tapetam iki jų priežiūros viskams viename video. Taigi pirmiausia paviršių paruošimas. Reikia skylės užsitepti, jeigu yra tapetai juos nulupti visiškai. Jeigu paviršiai yra kalkiniai, tepantys rankas, juos būtinai reikia nuplauti. Tada paviršius gruntuojame giluminiu gruntu, giliai įsiskverbiančiu, tam, kad sumažintų sekančio sluoksnio grunto išeigą, sutvirtintų paviršius. Praėjus 24 valandom galima gruntuoti silkplaster firminiu gruntu skirtu skystiems tapetam, gruntuojam 2 sluoksnius, todėl kad nežinom kokios sienos ir kokios gali būti problemos. Tam, kad nerizikuoti, uždedam 2 sluoksnius. Toliau, tapetų pačių paruošimas. Ant kiekvieno pakelio, priklausomai nuo rūšies parašyta, kiek reikia litrų vandens kiekvienam pakeliui. Įsipilam į plastikinį indą vandens ir rankom gerai išmaišom skystus tapetus. Ir paliekame brinkti skystus tapetus 12 valandų. Prieš tepimą vėl susidedame į indą, gerai išmaišome, tačiau labai svarbu stebėti drėgmę patalpoje, kad ji neviršytų 60%. Statomės drėgmės sugėrėjus, darom skersvėjus, statom ventiliatorius, kad daryti kuo greitesnį džiūvimą. To skysti tapetai nebijo. Taigi, pats tepimo procesas labai paprastas, tiesiog rankom imame iš indo skystus tapetus, dedame ant mentelės ir tepame ant sienos įvairiais judesiais. Pradedame nuo sienos vidurio ir einam į kraštus. Taigi, prie išorinio kampo prieėję tepimas yra paprastas, jeigu sienos kitos gretimos nereikia tepti, šitą vietą tiesiog skystus tapetus paliekame šiek tiek iškištus, kada sudžius, tada su peiliu gražiai nupjauname. Kampo formavimas. Išorinis kampas formuojamas taip pat kaip ir užbaigimas, tiesiog tepame vieną sieną, tapetus šiek tiek paliekame iškištus, tačiau šitoj vietoj užlenkiame, kad skysti tapetai lenktųsi per patį kampą. Taip kampas būna tvirtesnis. Vidinio kampo formavimas. Vidinį kampą lengviausia formuoti, kada gretima siena jau išdžiūvus. Todėl geriausia tepti vieną sieną, tada priešingą, palikti jas išdžiūti ir tada kitas gretimas tepti. Tokiu atveju prie išdžiūvusios sienos nesivels kampas ir jis bus gražus. Šitokiu atveju braukiame į vieną pusę ir susiformuojam kampą. Prie lubų tepimas tokiu pat principu, tiesiog tepame palei briauną ir traukiame žemyn. Čia jau į šonus nepatampysime, nes tokiu atveju galime labiau ištepti lubas. Braukiame juostą kokią 10-15 cm pasidarom nuo lubų, o toliau žemiau jau tepamės standartiškai visas pusės taip kaip patogu. Aplink rozetės, jungiklius ar kitus prietaisus, kurie yra vidury sienos, tepame nuo prietaisų į išorę, viena kryptim, iš visų pusių, pralyginame ir toliau judame link sienos gilumos. Toliau kokios gali būti problemos, kaip taisomi skysti tapetai. Tiesiog su vandeniu, su purkštuvu aplink pažeistą vietą 10 cm spinduliu išsipurškiam, palaukiam apie 10-15 minučių, kol pajuntam, kad suminkštėjo košė. Kai jinai jau minkšta, paimam plastikinę mentelę ir galima išlyginti. Jeigu pažeista vieta nedidelė, iš pačios košės galėsime ištampyti ir nereikės įdėti naujos. Išdžiūvus nesimato toj vietoj taisymo. Jeigu iš karto po tepimo kažkokios atsiranda pūslės, jų taisymas yra toks pat, tiesiog tas pūslės reikia išpjauti ir išmesti, kadangi ten yra atšokę, reiškia su glaistu. Glaistas gal buvo užneštas ant dulkių, nebuvo sukėbimų ir gavęs vandens jis atšoko. Išmetam nešvarią vietą, išpurškiam aplinkui ir iš tokio atveju jau mums reikia įtepti naują košę į tą tarpą. Todėl skystų tapetų visada patogu, kada lieka, arba pasilikti bent vieną pakelį atsargai. Valosi skysti tapetai paprastai, jeigu nešvarumas paviršinis, galima su drėgna
kempinėlę, lengvai nuvalyti, nes nusivalo su skystų tapetų plaukeliais. Jeigu giluminis, tada reikia valyti jau išimant tapetą patį. Taigi, tikimės, kad pas jūs atrodys rezultatas taip pat nuostabiai. Jeigu turėsite klausimų, visą laiką galite skambinti mums, rašyti, padėsime ir atsakysime. Geriau nerizikuoti ir neeksperimentuoti. Balkonus įstiklintus taip pat galima daryti skystais tapetais. Daugiau informacijos rasite silkplaster.lt svetainėje.